jeigu atidarė, tai pažiūrim. Ugnė, jai 18 metų, gyvena Palangoje, baigusi mokyklą, žada studijuoti muzikinę konservatorijoje. Groja pianinu, turi triušį, žydrų akių, šviesių plaukų, turi vaikiną. Bet jis šiuo metu dingęs. Jai patinka tamsiaplaukiai vaikinas žaliomis akimis. Turi bilietus į naujametinį Suzy Quattro koncertą. Nežino, kam duoti antrą bilietą. Myli muziką, nerūko, visą savaitgalį atpilinėjo kažką. Ką išgėrė per daug, per naują, žodžiu. Tai lupo ožius. Padarykit cik-ciką. Prašo Emilija su Ugne. Tai... O jinai tikrai pilnametė bus? Jo. Ok. 18 yra ir Ugnė, ir Justinai, tu esi judų plaukų ir žalių akių. Yes. Nu gerai. Gerai. Nu gerai, paštai. Ugnė, ne? Jo, Ugnytė. Ugnytė. Tai cik-cikas gali būti panašus. Aš kur Ugnė yra? Ugnė yra iš Palangos. Iš Palangos, jo. Ugnė iš Palangos. O gal tu paklausk Ugnės draugo kokio nors? Nežinau. Tau patinka draugas? Aš nežinau. Aš tiesiog paskambinsiu Ugnė, nes žiūri, noriu pašnekėti. Ką veikia? Tiesiog aš noriu pašnekėti. Man tas... Klausau? Labas. Labas. Labas, Ugnė. Ir tiesiog noriu pašnekėti, žinok. Ką sakai? Tiesiog, žinok, noriu pašnekėti. Gerai. Klausyk, Ugnė. Tu irgi ruošiesi dabar, va, tu jau žinai, kur tu stos, ne? Tu vis tiek jau į tą konservatoriją, ne? Taip. O aš nežinau. Nu, tai... Ir tu kaip žmogus apsisprendęs, aš tiesiog norėčiau, kad tu man padėtum. Nu, gerai. Nes aš tiesiog, vat, nežinau, aš tiesiog nežinau, į kur man stoti. Tai kur tu pasakysi, ten aš ir stosiu. Gerai, tai gal dabar prisistatyk. Čia Marius. Marius? Marius. Gerai, labas, Marius. Labas, Ugnė. Labas, jau sveikinamas. Tai jo, tai iš karto prie reikalo tada. Iš karto. Kas sekasi? Kas man sekasi? Ką žinau, sport, fizinį gerai. Ką žinau, matematika patinka, piešti. Kažkaip vėl nutrūko ryšys. Vėl nutrūko ryšys. Pažiūrim, perskambins. Bet jeigu čia vėl jį taip čia, tada bus mano. Bet man patiko Mariukas toks švelnus, jautrus. Mariuko, tu senai pajutai tą jautrumą? Tiesiog, žinai, kažkaip tai, kai mes muzikos panakoju, tiesiog būdavo... Dainuodavo, tai ne? Ne, tiesiog, tai. Tai dabar lengva tau įsilieti į draugus? Žinai, tiesiog, aš kai jų nelabai turiu, tai kažkaip tai gal ir lengva. Tai tau su mergina? Alio. Nu. Ugnė. Klausyk, tai mes neužbaigėm dar pokalbio, kodėl tu mėtai ragelį? Nu, aš netyčia. Okei, tai va. Tai man, ką žinau, aš piešt mėgstu muziką, nežinau. Nu, tai prasme, irgi tokia, žinai. Irgi meniška kažką tai. Bet, tipo, ir istorija dar, tipo, nieko visai. Nu, gerai. Va. Tai kaip tu galvoji, ką aš galėčiau veikti? Manau, kad ką nori. Aš nežinau, ką aš noriu veikti. Tiesiog, žinai, toksai, tipo, žinai. Kaip ir norėčiau kažką tai, bet, tipo, nežinau, bet, tipo, noriu kažką tai Vilniuje, žinai. Nes Palangoje, tipo, žinai, čia žiemą, žiauri, nėra ką veikti. Nu, aišku. Tai kaip tu galvoji, ką man veikti? Galvoju, kad apsispręsk pats. Taip, bet aš nežinau ką. Labas, Mariau. Palauk, aš kalbuosi. Klausyk. Aš kalbuosi, palauk. Klausyk, tai vat, o tai pavyzdžiui, tu kaip tu apsisprendėjai su... Kaip tu į konservatoriją nusprendėjai stoti? Palauk. Nu, tai aš nusprendžiau taip, kad man patinka muzika ir... Nu, bet tu manęs klausai. Aš klausau, bet palauk. Tadai, palauk. Palauk, Tadai, palauk. Klausyk, tai aš klausau, atsiprašau. Mariu. Aš klausau. Mariukai. Tai klausyk. Mariukai. Man patinka muzika ir... Didelis?
Tadai, palauk, aš kalbuosi su žmogum. Atsiprašau, ne, geras turinys. Taip, tau patinka muzika? Mano tėvai išvarė. Ir jeigu man patinka, tai aš mokysiuos toliau. Mariukai. O tai jeigu man, pavyzdžiui, taip nėra vieno tokio dalyko. Palauk, nelys. O tai jeigu nėra vieno tokio dalyko, kuris man patiktų, ar tipo, o koksai dar, jeigu neturi tokio dalyko, kaip galvoji, kaip čia galima? Palauk. Palauk. Kalbuosi. Klausyk, o tai pavyzdžiui, tu, jeigu, palauk, aš kalbuosi. Klausyk, o tai jeigu tu, tipo, važiuoji dabar į Vilnių, ne, tai tenais konservatorijai, kokios tenais yra, tipo, tos, nes aš, tipo, irgi biškai klepų groju ir, tipo, galvoju, nežinau, nelys, palauk. Tipo, klepų truputį groju ir galvoju, galbūt tenais yra egzaminas, tenais, ne? Su kuo tu kalbi? Palauk. Mažė. Tadai, palauk. Mažė. Žinau, kad atsibodai. Taduk, palauk. Klausyk, tai o kokios tenais yra tos specialybės? Konservatorija, nes aš, tipo, kanais gal yra kas nors su, nežinau, kokie tenais menai. Yra Noriu tavęs. chorinis dainavimas, ten pagal instrumentą, šiaip ten visko yra, tik reikia pasidomėti. Su kuo čia blirpi? Palauk, aš Su kuo blirpi? Aš tiesiog noriu nuspręsti, čia yra mano ateitis, klausyk, Tadai, prašau. O aš negaliu patarti, tipo, tenais dirigavimas yra ir chorinis dainavimas, ne? Jeigu. Ten, sakau, reikia pasidomėti, žiūrim, kur tu stovi. Skaičiuoji iki 10. Jeigu... Taduk, palauk, prašau. Viskas. Taduk, palauk, prašau, neišeik, aš to jau. Klausyk, Ugne, o tai koks tenais yra kažkokia tai svetainė kažkokia tai, ne? Aš tau širdelę atnešiu. Gali pakartot. Tenais yra kažkoks tai, tipo... Durniau tu. Palauk, Tadai. Išeinu. Palauk, Tadai. Klausyk, davai aš tą perskambinsiu, nes tipo yra čia toksai Tadas, kuris yra durnius ir kurio aš jau dabar nebekenčiu, bet man reikia jį pasivyti. Tai gerai, tai ta. Ne, palauk, dar tik tai vienas dalykas, tai tipo, o tu dabar ką reikėjo? Dabar tiesiog stoviu. O kodėl stovi? Todėl, kad stoviu, nes dabar taip reikia. Tau dabar taip reikia. Ar tu žinai, kas tau skambina? Zip FM. Dabar tiesiog stovi. Tai kvailina čia man ir galvot, kad nežinau. Mes galvojam, kad tu tikrai nežinai. Va. Tai ką, tu stovi, ar ne? Ir padedi draugui apsispręsti. Draugas jisai man. Bet atrodo kaip draugas. Bet kokiu atveju, gero to vakaro iki. Viso gero, tipo. Pagaliau, tau. Eik, tu sau, tipo. Atsibodai. Eik, tu sau.